Apie ką mąsto praeiviai, pirmadienio rytą neaišku. Ko gero ir aš būnu nemažiau išsiblaškęs, kai galvoje kosmosas. Palydovai sugedę visiškai, aš ilgiuosi to šeštadienio beprojo atstumą. Nuo namų iki darbo durų autobuse, sapnuodamas savo lovą kelios stotelės. Kupinos sumaišties, mano autopilotas netrukus išsijungs visai išties. Užduodu sau tos pačius klausimus, kodėl aš dirbu šį darbą, kodėl aš nuolat teisinu savo bosui. Dėl vėlavimų, dėl pravaikštų, aš nemėgstu šio darbo, tarsi dar neaišku. Mano kūrybinė siela ilgisi be mėgių naktų. Darbo studijoj, iki paryčių. Aš nekenčiu savęs kartais, dažniau savo darbo. Iš manęs reikalauja, aš samprotauju. Ilgai neužsibūsiu, greitai keisiu aplinką. Kodėl turėčiau aukoti savo brangų laiką? Man trūksta pokalbių apie muziką, šiek tiek kritikos, šiek tiek iliuzijos, vizijų. O čia dabar leasingai, mokesčiai, kasdieniniai rūpesčiai. Nelieka laiko repeticijoms, tekstų rašymų. Iš kur man semtis įkvėpimo, gal rašyti prašymą mūzai, kad aplankytų pirmadienio rytą. Ir aš žinosiu, kad savaitė sėkmingai pradėta. Taip, ir aš žinosiu, kad savaitė sėkmingai pradėta. Yeah. Man trūksta maiko įjungto į masę. Masė žmonių, kurie linksėtų į taktą. Ilgai neužsibūsiu, greitai keisiu šį darbą. O kam dabar lengva, kam dabar lengva? Man trūksta maiko įjungto į masę. Masė žmonių, kurie linksėtų į taktą. Ilgai neužsibūsiu, greitai keisiu šį darbą. Kam dabar lengva, kam dabar lengva? Mąsto praeiviai, pirmadienio ryto neaišku. Ko gero ir aš būnu nemažiau išsiblaškęs, kai galvoje kosmosas. Palydovai sugedę visiškai, aš ilgiuosi to šeštadienio belgos. Skausmas primena apie audringą savaitgalį. Šaltas dušas šiek tiek atgaivina, taigi įsėdu į mašiną, vairuoju link miesto centro. Mobilus netyla, o aš apsvaigęs nuo absento. O šiandien dar filmavimas 13:30. Kaip mane užknisa tie žurnalistai, kišasi į gyvenimą, slapčia fotografuoja. Per tuos paparacijus gali susirgti. Mano vadybininkas labai nekantrus žmogus. 8 kartą skambina man ir primena, kas bus, jei pavėluosiu nors 10 minučių. Kodėl turiu jam teisintis dėl tų praleistų skambučių? Reikia užsukti į studiją, kai važiuosiu pro šalį. O vakare dar koncertas kažkokia miestelė. Ir kas galėjo pagalvoti prieš kelis metus, kad hip-hopas Lietuvoj bus populiarus. Dabar man nieko netrūksta, investicijos atsipirko R&B music. Štai kas dabar madinga. Man trūksta maiko įjungto į